Norėjau šiek tiek pasidalinti apie filmavimus. Pastarosius keletą metų buvau šiek tiek atitrūkęs, atsitraukęs, bet šiaip esu kino operatorius ir turiu talentą tam, nemažai patirties tame. Ir paskutinius keletą metų iš tikrųjų tyliai dirbau su tam tikrais žmonėmis, kol vyko mano gryninimasis, ką aš noriu su tais filmavimais padaryti ir iš viskas man ten juose patinka. Ir galiausiai supratau, kad man patinka dokumentiniai, nuo ko ir pradėjau visą karjerą, nuo ko viskas prasidėjo dar vestuvių filmavimais prieš, nežinau, belenkiek metų, kai man buvo 16-17 metų. Tai va, ratas apsisuko ir supratau, kad man patinka dokumentika tuo, kad yra daug improvizacijos, daug nežinomybės, kad aš tiesiog atvažiuoju ir neriu į tą tokį visišką flow, kur vyksta žaidimas, vyksta kūryba čia ir dabar ir ne iš kažkokio didelio suplanavimo, o tiesiog pasitikėjimo. Nes tada aš tikrai tampu kažkokiu kanalu, įsijungia intuicija ir toks vyksta šokis su kamera, intuityvus. Ir man tas labai patinka, kur aš anksčiau buvau priešingai, aš viską norėdavau žinoti, ten iki mažiausių smulkmenų, kaip ten kas bus, kad kuo labiau pasiruoščiau. Ir tai atėjo iš to vaidybinio kino virtuvės, kur aš norėjau viską žinot ir aš taip per sunkumą ėjau į tą. Ir tai tikriausiai už viso to slypėjo daug baimių, kad atrūk čia kažkas ne taip filmavime atsitiks ir nebežinosiu ką daryti. Tai kai atsirado improvizacija mano gyvenime, tiesiog gyvenime, tai ir persnešė į filmavimus, kur aš noriu kuo mažiau žinot, kad viskas ant to pasitikėjimo būtų, nes tada matau, kad gaunasi labai gerai. Tada jau nebe iš čia, o iš aukščiau. Ir kviečiu padirbti kartu, jeigu toks noras būtų, nes man taip patinka dirbti, kas liečia vaidybinius, tai pažiūrėsiu, kur gyvenimas nuves, iš tikrųjų nežinau, bet gal atrasiu tą formą, kur daug galėsiu improvizuoti ir tuose vaidybiniuose, nes vis tiek ir su šviesa moku dirbti, ir pačiam teko dirbti Los Andžele prie apšvietimo, tai let's see what happens, pažiūrim, tiesiog. Dar kitas svarbus dalykėlis, kodėl? Nes dokumentika yra nuolat apie tą veiksmą, apie tą tokį nerutiną, kas man labai patinka, nuolat kažkas naujo, nuolat kažkokie atneša naujus suvokimus, susitikimas tais žmonėmis, su tais personažais, kažkokios kelionės, naujos patirtys. Tiesiog norėjau prasinešti, kad niekur aš nedingau, o sugrįžtu ir su dar labiau išsigryninta galva ir širdim ir ta sąsaja tarp jų. Tai nebijokit ir padirbkim kartu. Ir tas skillsetas yra ir jis niekur nedingo, o kaip tik dar labiau išlaisvėjo. Tai linkėjimai.